Oho. Šį kartą miške dviese. Su Aisčiu į kompaniją. Kavalierius. Nu, bandysim kažką mes čia paveikti. Balandžio vidurys. Velykos artėja. Tai kaip nors kiaušinius įdomiau čia pamėginsim pasigaminti. Lauže, ant laužo, po laužu. Visai kaip. Tai va. Tai žygiuojam į mišką. Sakintas pušis. Tai jau senai matęs. Tokių medžių išlikusi. Vaikystė primena. Tada miškuose daug tokių būdavo. Bet palaipsniui visas išpjovė. O. Padarydavau tokius įpjovimus medžiai. Skersiniai pjovimai ir vienas toks. Ir visi sakai, tai bėga, čia tokios indėlius apačioj. Pakabindavo, į tą indėlį subėdavo ir tas žmogus, miškininkas sakintai, aš nežinau kaip pavadinti, kuris atsakingas už tai būdavo. Kažkiek laiko ateidavo ir surinkdavo tos sakus. Tai ar yra kas beatsimena tokius medžius? Kažkokia paukščio mirties vieta, žūties vieta, gal taip reikia sakyti. Tiek plunksnų. O, koks upelis mišku teka. Gražus. Oranžinis. Nesvarbu, kad... Tai čia nuo dugno atspalvės. Nu, to čia žvėrių ir būna. Ir elniai irgi matosi. Kad mane traukia elniai, kur tik varėm į didžiulio masyvo pušyno vidurį kažkur, į ten elnių išvaikščiota. Va, modernus šiuolaikinis vaikas, net miške be pringlusų neapsieina. Tai sūnus pareiškė, kad kareiviškas davinys jam netinka, nemėgsta, neskanu. Tai valgau vienas. Kol pasistatysim kokią tai šalašą, būstinę, praeiksi, po to tik tai kažką gaminsim vakare.
Lįsk. Ai, čia nuo palatkės? Gražiai. O. Gerai, ačiū. Biškį užmaskuojam, kad per daug čia nešvies. O vienas, kai neturi ką veikti, sugalvoja kelmą sukapoti. Tai ką mes šiaisti pastatėm? Būstuką. Būstinė? Va. Sakiau, aš mums privers. Kokį šį kartą šalašą mes padarėm, taip? Aha. Rankų darbo. Rankų darbo. Teko biškį užmaskeruoti. Nu, vat, kaip sako, Aistis biškį užmaskuota. Bet rytoj vis tiek teks išardyti, nes reiks pasimti palapinsiaustes.
Pilk visas. Kadangi kol video išeis greičiausiai bus Velykos, ar Velykų metas maždaug, tai mes šiandien su Aišiu nusprendėm, kad išvyka yra dedikuojama kiaušiniams. Taip. Visaip kaip. Bandysim lauže kiaušinį, po laužu, ant kopūsto lapo dar radau tokį, kad galima kepti. Tai padarysim žaryjų ir žiūrėsim, kas čia bus. Biškelėjaus įpilsim, kad karšta? Nelabai. Gerai, šitą kavalierių pamaitinau. Sėdi sotus visas ant mano kėdės okupavęs, o dabar tai aš. Tai pirmą cirką darysim tokį. Žiūrėsim, kas čia bus. Tikiuosi nesudurš. Opa. Opa. Kiek čia laiko, net kokį 10 minučių, tai tikrai, manau. Vo. Tai maždaug po kokių 2 minučių vienas sprogo. Bandysiu valgyti ir tas sprogusi, bet jis bus apdegęs. Nu, kitas laikosi kol kas. Nu, dar liktai. Ta tai įmu lauk sprogusi. O trūko ir tas, tai įmu lauk ir šitą. Ai, tegu pabūna prie krašto. Neišsipūtė kaip anas, tai... Uoj. Sprogo. Sprogo. Gerai, viskas. Nuimt. O. Vienas sluoksnis. Kokius 3 sluoksnis padarysiu, žiūrėsiu. Dabar bandam su kopūsto lapais. Galvoju, biškį aliejum čia įtrinsiu juos, šiek tiek apipilsiu. Oi, biškį per smarkiai. Op. Papa. Nugrandysiu tą degėsį. Aišku, čia geras trečdalis kiaušinio velniau, bet nu ką daryti iš bėdos. Nu, kol laukiam, kol lauže iškeps ant kopūsto lapo, bandom apdegėlį. Kas čia? Aha, plūtą užsidėjo. Bandysim. Čia pasidariau krienų su majonėzu. Duonytės. Viduj normalus kiaušinis. Ar skanu? Neblogai, bet biškį anglių skonis jaučiasi. Tai žodžiu, laužą mes kiaušinį neišeitis. Tai, nežinau, šiandien vakare dar prieš miegą, jeigu nulėsiu valgyti, pamėginsim po laužų į žemę įkasti ir tada ant kažkaus laužo užkurti. Nu čia tokiu atveju, jeigu nėra puodo miške, ką daryti, kaip nėra, nu, kai negali svirti. Gal dar kas nors žino kokiu nors būdu, kaip kiaušinį išvirti. Bandom kitą. Kitam nušovė vienas galas. Nu, Aisti žiaukčioje, bet man tai čia visai... Skaniai kvėpi. Visai viską. Bet kažkodėl labai prilimpa prie lūkštų. Bandom šitą. Po gerų 10 minučių su kiaušiniu nieks nevyksta, tik tai kopūsto lapai
anglėje iš kraštų. Kaip jums namas iš šono? Manęs prie laužą padėti? Taip, tik neįlaužau šalia. Įkūrinėsim vėl laužą iš naujo. Tai žodžiu, ne biznis čia su tuo kiaušiniu ir kopūsto lapu. Šlapo beveik nieko neliko. Nu, aš įsivaizduoju tą patį vidurį, tai aš suvalgysiu čia su visų lapu. Jau toj valgysiu. Dar ten miškis kistokai, bet nieko, bet šiaip tai didžioji dalis lapo sudegė. Imam, bandam imti, nes čia sudegs visiškai. Biški dar skystas, bet... O! Ar karštas labai? Karštas, bet... Bet klausimas, ar skanus? Nu va, tą apatinį sluoksnį tai norėčiau nulupti. Gerai, biškį atvės ragausim. Pasidarysiu sumuštinį, atsipjausiu duonos. Nu, bandom. Tie kopūsto kraštai, tai kadangi biškį apanglėtai panašiai, kai bulvė iš laužo įsitraukia valgai. Kiaušinis tai skistokas dar. Biškai bėga. Nu, vieną kartą pabandžiau, paragausiu. Nieks čia neiškepė normaliai. Kiaušinis nuo kraštų apkepė, daugiau viskas laša bėga. Rytoj pusryčiam kiaušinį kepsim molyje. Pažiūrėsim, kas ten gausis. Leidžiasi tėtė rankų plautis. Žodžiu, su tuo kopūstu ten visas kiaušinių skystų apibėgau, sterliau, pilna barzda. Pribėgo. Šiltas vanduo? Galės pabandyti. Na, tai šitas vyras irgi sugalvojo rankas nusiplaut. Iš naujo laužiuką įkūrėm. Buvo beveik užgesęs čia po visų kopūsto su kiaušinių kepimų. Senai toks romantiškas vakaras miške bebuvo. Tyku, ramu, paukščiukai čiulba, ulba. Tai viskas, laukiam vakaro. Eisim gultoj. Taip. A ne, miškinis. Jaunas miškinis. Dabar tėtė pūs kilimėlį. Geriausi dalykai prasideda, kai telefonas išsikrauna. O, žiūrėk. Va. Kaip sekasi. Gerai. Nu va, kambarys vidury miško. Bet realiai ir atrodo kaip koks kambarys. Labą rytą. Tai labas rytas. Pamiegojom. Paukščiukai padainavo nuo paryčių. Nu kaip Aistis miegojai? Normaliai. Normaliai, aš tai prabudinėjau, bet gal irgi gerai. Nu va, tai ką darysim, kelsimės? Taip. Kursim laužą. Eisim pusryčių ruošti. Pirmiausia, reikia pamaitinti labiausiai alkaną. Beje, kaip skam. Tai žodžiu, iš namų atsivežiau biškį molio. Pamėginsim
pasidaryti, kad kiaušinį būtų galima aplipinti. Bandysim kiaušinį į molį. O. Ir į laužą, žiūrėsim, kas čia bus. O. O, kokie cepelinai gavosi. O. Čia bus kiaušiniam duobė. Taip pat įdėsim. Porą kiaušinių keliauja po laužu. Molis ir jame kiaušiniai. Dedam į laužą. Nu. Opapa. Opapa. Matėm va mūsų kiaušinį molyje. Suskilinėjo, bet nesugriuvo visai. Tas va tai storesnį reikėjo daryti biškį. Apačioj patrupėjęs. Nu, bandom jiems kaip žiūrėti, kas čia gavus. O, nesudūžo. Molis, aš galvoju, kad čia bus skylės. O, koksai. O, Vaksai. o kokie. Kėdu. Dabar kapstam kiaušinius čia, kur žemėj turi būti kažkur. O, vienas matau sprogęs, kur kitas. Kitas geras. Karšti šiaip. Gal bus jie ten išvyrę. Čia ties molyje. Pradedu ardyti molį. Žiūrėsim, kas čia bus. Nu. O, papa. Nu, karšta. Bet, uoj. Kiaušinis dūžta iš karto. Čia reikia, kad kiaušinio nesumurzint viso. O, papa. Čia tie prilypė vien. Au, kaip karšta. Reiks po to atvės nusilūpt gražiai. Kitą kiaušinį bando Aistis ardyti. Žiūrėsim, kaip jam seksis. Sprogęs. Viduj sprogęs? Taip. Pažiūrėkit, Na, tu valgysi tokį kas iš to kiaušinį. gavosi. Šitas visiškai nesigavo, šitą turbūt teks išmesti. Tai reikia storesnį sluoksnį dėti. Anas buvo storesniam sluoksnį, anam viskas gerai, o šitas buvo plonesniam sluoksnį ir vat nesigavo. tą degėsį numesiu, čia nukasiu trynis, tai matosi gražus. Dabar kitas iš pužemių, tas, kuris nelabai irgi kur sprogo. Nežinau, ar matosi, bet viena pusė tai skista, dreba visas. Šiaip skisto baltymo nelabai mėgėjas, bet ką darysiu. Viena pusė kieta per kepus, o viršus toks poskistis. Dabar kiaušinis iš pužemių cielas. Nežinau, teliuskuoja, matosi ir nesimato. Visiškai skystas. Nu ir paskutinis molio kiaušinis. Tas, kuris sveiką ištraukiu. Tai šitas arba pataisys lauže kiaušinių virimo reputaciją, arba reiks konstatuoti, kad tai yra nevykę visi šitie eksperimentai. Šitas atrodo kaip ir normaliai. Viskas neblogai, tik taip toks pervyrės, labai sausas. Tai gal dar kažkokių būdų aš nesugalvojau. Gal kažkas žino, kaip dar be vandens kiaušinį pasiruošti galima. Aišku, ten galima ant akmens kepti, bet aš apie virtą. Tai gal kažkas kažką dar patartų kitam kartui.
Prasideda ardymo darbai, taip, Aistė? Taip. Nu va, šitą rėmą Aisčio prašymą paliksim. Jis dar tikisi čia sugrįžti. A, ne taip. Taip. Aistis tikisi grįžti. Aš nežinau, ar mes čia grįšim kada nors. Tai viskas, netoli mašinos, jau kertam čia miško kampą, kad nereiktų keliukais eit. Nu kaip, Aisti, tau savaitgalis? Geras labai. Geras? Taip. Nu gerai, tai ateis vasarą, daugiau kažką nuveiksim, gal išvažiuosim kur nors toliau į ežerų kokį kraštą, ne, būdų. Taip. Su traukiniu, gal kokį rimtą žygį pasidarysim. Tai. O dabar ką mes sakom? Iki kitų kartų, ne? Ir mes labai norim padėkoti visiems, kas žiūri mūsų video, taip. Ir kas prenumeravęs. Taip, kas neusiprenumeravė, labai prašom užsiprenumeruoti. Nes Taip, mum jau arti 1000. mum ne tiek gal svarbu, kad skaičius, bet mums svarbu, kad tai yra paskata dirbti, kažką veikti, rodyti. Ir šitam jaunuoliai, jam tai svarbu, jis labai seka tėčio akauntą, kas ten kiek prenumeruoja, kiek ką. Tai yra, kaip sakyt, stimulas toliau dirbti, kažką galvoti. Šitas video išeis turbūt po Velykų biškį kažkada. Čia tokia iliuzija į Velykas. Visai bandėm kažkaip kitaip kiaušinius pasidaryti. Ne? Šitas vyras nemėgsta virtų kiaušinių. Kiaušinėlis vienas tik prakepiau, bet... Nu va, esmė tame. Tai viskas. Tai mes atsisveikinam. Iki kitų video.